Čekovas ir Šemenka, jo. Tai visą laiką rodydavo visą dieną, visos televizijos rodydavo baletą ir rodydavo Gulbių ežerą. Reiškia tą garsų į baletą. Ir štai buvo sulaikyta. Ta prasme, kad ten muzika, tu gali net muziką groti tik tai tokią, kokią tau leidžia. Ir gavo baudą didžiulę ir ten gal 13 dabar parų, bet kas įdomiausia, kad ten šėlo jaunimas, nu, va, sako, ne visi vis tik tai gal to ir Rusijoje nesupranta, tiksliau, ne visi gal tą Putiną ir palaiko jo ten tą politiką, bet tokia, kaip sakyti, propaganda irgi, kad čia visi mes vieningi. Bet esmė, kad visi visas tas jaunimas, ten ir pilnamečiai, ir nepilnamečiai, irgi visi buvo po vieną išrankį sulaikyti. Ta prasme, kad vat, už muzikos žodžius, už tai, ką dar tu kuri savo ir dar to labiau, jeigu prieštarauji ideologijai, tai irgi, sakyt, sodina baudžiant. Tai ką, dėkui labai. Reiškia ir dabar, kadangi pasviro mūsų diskusija į muziką, tai dabar, kaip sakant, noriu padėkoti visiems dalyviam panelės už geras įžvalgas ir tokį kaip naują prieigą prie tos minkštosios galios. Ir dabar mes pabandysim pasiklausyti jūsų gražių dainų ir paturėti kitą gerą laiką. Tai vėlgi būkit aktyvesni negu panelėje, pasileiskit plaukus, kaip sakoma, ir pasilinksminkit su vyrais. Ačiū labai.